matyti vienam kolektyve vaidinant netgi 2 profesorius. Tai abu tie jau mums pažįstami profesoriai, jie ir dabar vaidins. Pilna scena yra žmonių, atvažiavo ne tik autobusas, bet dar ir kelios lengvai automobiliai. Tai, kaip jau minėjau, Klaipėdos universitetas, Motiejaus Valančiaus kūrinys, žinomas iki skausmo, turbūt visiems Palangos Juzė, režisierius profesorius Petras Bielskis, pagrindinėme vaidmenyje profesorius Rimantas Balsys. Mes nieki čia nu aš tau sakau, nu kiek tu galėsi vadintis. Ai, tai prieki, nesižiūrė. Čia taburetka. Ai, šalia. Neradęs. Ai, jau tu. Ai, čia, aš jį sakau, gyvenau. Ai, šalia, nesimaišyk tu čia dabar. Sėsk čia, nu kur dabar. Sėdai. Čia. Tai iš kur būsi? Pirmas lietuvis. Iš kur čia? Iš kur? Taigi sakiau, iš Viešintų parapijų. O to? Antras. Tai iš kur? Nu, tai iš Subačiaus. Miestelį. Tai o ko jūs taip toli vaikštot? Mes žemaičiai iki jūsų tai nedaeinam. Taigi, jūsų parapija yra turtinga ir gera, dosni. Ir norėjusi dar šventas vietelės aplankyti, priimti atpuskus. Taigi jūs žemaičių magai į Daujėnus ateinam pas šventą Jėzų stebuklingarį. Čia. O kada viskupėlis kartais atvažiuoja? Tai žemaičių magai su magavazas traukia kiaurai vietų. Nu, o šitą Subačiaus parapija, tai ta kokia. O ką yra gera. Žmonės pasituri, maitinamos. Klausyk, tu ten pirmas lietuvio. Tai kiek per tuos atpuskus pelnėjai? Tai štai, 11 rublių atrodo. O to antras lietuvių tai kiek? Nu, 9 rublius. Kiek? Pusę. Pusę. Aš tai laimingesnis už jūs. Aš 30 laimėjau. Ale, veizėkit. Veizėkit. Žemaičių magai. Į lietuvius, žiūrėk. Lasdelį, kokio piemenėlio. Darbelį. Ir ta pati kiaura. Vienintelė. Serbėgėlės, beveik, suplyšusios alkūnės, išsikalusios su visam. Šniuriukais apsiraičioja. Kojus, tai vyžoma paltos. Antra tiek strykelis, ant strypelių dar dvi vyžos padėtos nuo juostos.
Tai ne mes, žemaičių ubagai. Patys matot, šikšnų darbos, šikšnų pasamonai, va, varios sakym persektos, servėjos naujos, gražios, vario pendentais, persektos, tai čia taip, kojos, tai va, batais, apautos, rankose tai dvi lasdos, ant vienos lasdos gavo, tai, bizūnas tai nuo 6 sieksnių. Tai va, kai eini, tai duosi šanims per švabonas, tai va, kūrė jis eina. Čiaiptami, bet einam, tai duosi šanims per švabonas. Aš kitai pusė, tai ant antros lasdos dar. Čia dar. Tai va. Taip aš pasėdęs. Galiu drąsiai mums vidumą rasti. Vat. Nors kokį ten. Nu, 6 šunys būtų. Einu. Ir nieko nebijau. O. Tai va. Nors ubagas esu. Bet tačiau laimingas. Tai va mes taip apsirėdytumėm, tai žmonės mus paskaitytų už ponus ir nieko neduotų. Kraštas jūsų yra geresnės. Geras. Geras. O ką geras, tai geras. Nors čia visai pasitaiko. Va. Rudeniop nueinu į Kalnai. Nu, ant Švento Lauryko. Žinai, Švento Lauryko. Pasimeldžiau tenais su ubagais, bažnyčiai, ten kaip priklauso, viskas tvarkoje. Vakarop sulygstu du žmonės arklius benai. Nu, mainininkai. Nu, aš ten kaip sulygau gražiai, viską. Ir tada tik tai. Ir įlendu tarp vaidykų į karčiamą magaryčių gerti. Na, pasigėriau tikriausiai. Tada aš taip gražiai priguliau ant suolo. Sakau, pamiegosiu. A čia tuo momentu kažkokis žmogus pro šalį ėjo. Nu, nežinau, prisėst norėjo, kokį ten biesų tik tai. Brūkš! Ir norėtino mane kai kokį akmenį nuo skardžio. Kas keki, man niekada tai taip apmaudas sukilo, sakau, ar tu žinai, ką tu reikėjai? Ar tu žinai, kas aš esu? Aš esu pan Pavlavičias, bajoras aš esu. O taip, apmaudas, man kaip sukilo, kaip loškilo šanam per žandą. Subėgo vaikiukai tokie, ale kaip šunės kokie su lazdom subėgo. Paėmė mane ir nutėsi į šierštą, kur samižiniai buvo paruo. Žinau, vadai, kūjas pakišo po 2 rastais. Žemyn galva. Aukštyvininkas kaip kokis lavonas guoja. Sakau, ką jūs rūpčiais darote? Nu, turėkitės pagaismės, sakau, taigi kraujas vas visam į krabę subėgs, ir numiręs būs. Tai žinai, ką padarė? Tai paėmė pasityčiodami. Trinką po galvą padėjo, va. O rudeniop nainu į pušką. Nu, žinai, kur Paucius gyvena. Jis kažkų sodžių, nu Paucius, žinai. Ai, liepičiai žinoms. Tai va. Kažkokis tai vaikiukas įkvėjo, sako. Na. Neduok tu tam ubagui nieko. Ana dien šiekštė sėdėjo, Anas negerė.
Ale Pocienė tai gera žmonelė. Pocienė. Nu, Pocienė tai gera žmonelė, žinok, man daugelį dalyką. Lašinių įdėjo į terbą. Va, duok Dieve jai sveikai. Nėra lašinių, nėra. Tai va, po to Rozo supratau, kad viskas. Daugiau aš čia be ubagaudams nieko nepelnysiu. Tai sugrįžau į Mūsiškius. Kaip nekeista pasenau. Tai gerai, kad toks geras džiakonas. Dausina, žinai, sakau. Tai va tas džiakonas, dausinas. Mane patalpino į špitulę. Į špitulę patalpino. Kaip? Ir kaip po bajorą ant visų, girdit, ant visų ten gyvenančių ubagų perdėtinių padarė. O taip va. O iš tenais ir ateinu aš čia į šitos atpuskos. O tau. Bet taip, Gabriel. Tai jau tau jau bepakenčia. Einasi. Tai aš esu iš tų paprastų nesikišu, kur nereikia. Nu, didžiai išklubas esu, vaikštau su kriukiais. Nu, dar aš susidėti negaliu. Nu, tai, bet žmonės geri, žmonės ir pamaitina, ir apdovanoja, naujus kriukius davė, va. Va. Tai aš irgi vieną kartą buvau atsėdžiu sodžiuose. Tai įsivaizduoji? Tai buvo, sakau, sodžiu. Sodžiu buvau. Ir, taigi, žiūriu, tą šeimyną vėdarus bevalgant. Tai kaip pridarą pasimeldžiu. Sukalbėjau pokerus, viską, jau ir laukiau jau to kabalėlį veidą. Tai supranti, tai šitą ponę atneša man saują miltų. Oi, aš taip jų atsakiau, sakau, tai ką, tai atsibodo man tą putrą miltinės rėpti, duok man veidaro žmotą. Ką? Biški pabulvėjo, kaip meška pasibaidė, bet vienok atneši viso rinkį veidaro. Tai aš pasimeldžiau ir palinkėjau dar kartą, kad jos paršeliai būtų kaip jaučiai. Kartą buvau užėjęs į Mūsičių dvarą. Buvau užėjęs. Ai, tiesa, truputėlį apgirtęs buvau. Taigi irgi, kaip sakiau, pasimeldžiau, kaip priklauso. Nu, laukiau atlūžnos. Tai žinai, šitą gaspadinę atnešė man. Tai ta gaspadinė, nu, nereikia sakyti. Atnešė man 2 kiaušelių kaip pušelį. Aš drėbiau žemę, sudrėbiau su ta koja. Nes man aplandos paėmė. Tai ir sakau, klausai, aš koks tos kromnikas su maišeliu kiaušidėms dėti. Sakau, tu man duok pinigų, bulvių. Pasakiau, tai ta nevidonė bauba. Tu įsivaizduoji, pakvietė 2 bernus, tokius stambius kaip stulpai, drėbė man žemę, kaip kokiai pelų maišų, ir pradėjo tumaloti. Žinokit, bet malodamas, vieną duobę su dantim iškartau, kitą su koja išstūmiau. Bet paskui, kai bėgiau kokį puspilį, net nesigręždamas. Paskui
O tau kaip einasi? O va, geriau va. Pavasarį buvau nuvykęs į didžiosius Salantų atpuskus pelnyti. O. 3 dienas rėkavau, šūkavau ir kakarinę pamečiau, ką uždirbau. Ką? Nu. Vos 12 rublių. O dar šiokia tokia iškasnė turėjau. Sėdžiu aš pablaką prie vartelių, pakrytęs, savo ienas ištiesęs, o čia atpuskai baigėsi, o žmonių kaip vandens pavasarį viens paskui kitą tik eina ir tokia viena graži jauna mergelė. Neapsikeitintų mano stebokaulių ir nukrito ant jų, ant jos dar kita mergelė trečia ir boba nukrito ir toks bobų kalnas mane prispaudė. Tai jos atsikėlė ir sako, ko tu čia savo tas ienas pametęs? Tai žinot, ką aš jam atsakiau? Aš sakau, jūs ir taip tas mano ienas nudrožėt. Jau. O kur aš jas turėjau dėti, į kišenę susikišti ir ką? Gerai pasakė. Tai nuo to karto prie vartelių net nesėdu. Žinos. Tai irgi tave nekito klausiau. Aš klausiau, kaip tau sekasi, Nu, šiaip tai aš esu ponas. Ne ubagas koks. Mano pavardė Mažolės. Turiu žmoną, dukrą, namelius pasistatęs ir net dėžutėj dar berlinkų susikaupęs. Ir visi mane gerbia ir myli. Klausyk. O tai kaip tu tą skarbą pelnai, neubagaudamas ką? Aš gyvenu Gargždeliai prie didžiųjų Salantų kapinių. Ir nei vienas numirėlis be mano žinios į žemę neįlenda. Aš esu Mažolis. Tai palauk. Tai tam stelo sakau, gal kartais kunigu patapai. Ne kunigu, kiek dievą. Ne kunigu, o ubagu. Salantuos yra tradicija, kai numiršta žmogus, jį visi nori palaidoti ir iškelia didžiulės laidotuves. Tai aš ten dalyvauju, būtinai pasitinku kiekvieną, parodau, kur atsisėsti, kokias brostvas kalbėti, kokias litanijas ir už kiek. Visi tą padaro ir artimoji giminiai tas labai patinka. Tai man ne tik pavalgyti duoda, man ir pinigėlių. O taip neseniai dukrą ištekinau. Sūnui sukaupiau pakankamai pinigėlių. 300 rublių atidėjau. Kiek? Ir parapija mane pažįsta, gerbia ir myli. O aš, esi bajoras, matyt per šunis galiu eiti. Ir per salonas. Nereikia. Taigi, esame visi lygus. Nelygus aš. Ir galime ramiai su pasikalbėti. Gerai. Каждом, matai, sakiau, nesidirbu. Каждом stol yra ir vagių, ir razbainikų. Vieną kart buvo kaltinimas. Taigi va, ten gyveno toksai ubagas. Jaunas ubagas. Bet be kojų ir su vežimėliu važinėjo. Tai va, kartą karčiumoj pamatė vieną žmogų. O tas įsitraukė pilną pinigų kolyčią. Tai tas susižinojo, kur jisai, kur jau pusėdėjo namai. Ir pirmas pradėjo į tą pusę važiuoti. Nu, matai, tai jisai tada, kai tik pamatė, kad ponas atjoja, jis praeik iš savo to vežimėlio, ir pašį palikėlė, ir sprendė, ir laukia, kol
minios, kai tik prijojo, jis pradėjo šauktis pagalbos. O žmogaus gero būtų. Tai jis tušok nuo arklio, puolė gelbėti tą ubagą, o tas tu įsivaizduoji su peiliu tik priūkštas. Jau, į tas iš karto ir mirė. Ai, poveikį. Supranti, iš karto ir mirė. Ir tas ubagas pateko į kalinį. Pa. Ką jis, ką? Taigi, tokių nutikimų juk nedažnai būna. Geriau, vat jūs man papasakot. Vat papasakot. Na, vat gerai, pasikalbėkime tarp mūsų, va. Klausyk. Pavlavičia. Pan Pavlavičia. Va, Pardon. Pan. Sakais, esi špitoliai. Bed. ant visų. Ant visų bed. Ant visų. Tai, klausyk, aš žinau, kad tau mosėdėje duonelės užtenka ir tu pirmas kasnelį gauni. Taip. O tu man pasakyk. Tai tu nori pasakyti, kad tu atėjai čia atlaikyti pirptis pavydės ir... O man atrodo, kad tau reikia pinigėlių. Tada ne, o tai, aš žinau, nereikia. O tai klausyk, tai kada tu paskutinį kartą buvai pavydės? Tu. Durys! Panesau! Ar ne obės liepčia? Nu, ale šito, nu tai pats pavyzdys, tai kaip aš galėjau seną žmogų, o ne, prieitis pavyzdžius, kaip pats matei, koks ruimas žmonių važiu. Nusirami! Klausyk, pati. Klausyk, mažonį, jo, šitas, kaip ten, Ponų, bet ne ubagų vadinamas. ar tu kada buvai pavydės? Aha. Va! Tai kaip aš, būdamas perregiu, galėjau nuveikti, jeigu po Pavlavičia, būdamas sveikas, nenuvėjo. Eikit jūs į ranku! Vat jums reikėtų kailį iškarsti ir preikat! Vat, paėmė. Kai žmoneliai įsiskirsti, kunigėliai dar buvo. Ir kas turėjo, tas ir priejo. O jūs tai ir nenorėjo. O tai duok viešpatė man. Ačiū jam. Štai aš. Ir spavėnys buvau, ir priėmiau švenčiausią sakramentą, ir Papiliai buvo kunigas. Turnius. Ir žmonės gydė. Iš visos parapijos bobelės jam neždavo ten veršelius, paršelius, gaidelius, gūželius. Vienai moterėliai sūnus susirgo drugiu. Ta, nuėjus pas tą kunigą, meldė žolių kaip nuo naktams. Tas nuėjo į kamarą, primyžo į butelką, padavė ir liepė sergančiam gerti. Kaži koks ponas atėjęs, sako, kunigėli, ko bjaurojęs, šis atsakęs, atkačia, prastam žmogui mačys. Vaikiukas raukydamos išgėrė, drugio nepametė.
Čydijas, Išvaršus. Taip. Ale sakau, ale kaip čia taip primyšti tam telką, ką? Vieną kartą atjojo žalnieriai į papilę. Na tai vyresnėlis guodė sargas, peršalęs. Kaži koks ponas juokais pasakė, kad yra toks daktaras, kunigas, kur labai gerai gydo. Na tai tas nuėjęs pas tą kunigą meldė žolių kaip nuo daktaro. Tas suvirino arklio šūdą, prisunkė 2 butelkas ir liepė gerti. Ir vyresnėlis gėrė. Amačiai. Na, pagalbos nedatyrė. Paskui kaži koks ponas pasakė, kas ten tuo daktaras ir su kuo gydo. Vyresnėlis spjaudės, spardės, keikės, o važolių atverti negalėjo. O 1854 metais viena boba susirgo klynu. Nu, jei ten vidurius ražė, klyną maudė, tai viena boba įliepė išgerti šotelius kamparo. Nu, išgerė jinai ir nutilo. Sai. Po to jai ten vedė žmonių daktarą ir grobai buvo ir antikaulis įsisuko ir jinai nutilo. Tu esi savo spėčių paimsiu dabar tiesų nežinau, o bet liepti. Tokias gražias arklės, kas ten galėtum būt? Ne parvaža pamadėjimą, tik ne jos. Įdavink su motrišku. Patinėlė! Jose parvažiavo! Vuodėkau pondeival. Aš kiek įkruokiau nemėgojau, mes į poterių, kai kalbėjau, a nesikamilėjau. Šitą motinėlę, pati mano dumicelė. Kaplelį mūsų motinėlė. Aš ir baltą šau, kas atsitiko? Vaka parvažiavo. Ir gerai, kad parvažiavo. Parvažiavo. Gerai, kad susivokė. Jau motina ir akių pritrūk, bet triukdam. Šitą tėvelį, mano pati dumicelė, va šitą vaksmusą mortelę, nušventrukau 5 metus užkabėna. Noriu nevalgy, pardeina 3 litrais peilį štriubiai, o košina gal nepasirodė, bliūds po bliūdą ant tep jau. Na, žinai, kokie. Gerai, nieko čia pyk, kas tau valgo. Gerai, tas ir stiprus. Palaimink visus 3, prašau. Jau, motina, čia žegnonis tau dar. Jau žekno prasidavo rauka, nenuprasidavo rauka. Vardon Dievą Tėvą, iš Sūnaus, iš Šventuosios Dvasios, amen. Vardon Dievą Tėvą, iš Sūnaus, Šventuosios Dvasios, amen. Vardon Dievą Tėvą, Sūnaus, Šventuosios Dvasios, amen. Tėvą amatar. Amatar. Nu, Iš garbė čia Dievui. girdėjus parvažiavo 3. Gerai, garbė Dievo, garbė Dievo. Mano kūnas čia, ai, suino, Sargė. Juzelė, kaip žinodama, juk nepardėviau, 3 milžių smetoną sudėjau, kvynų keik, nu, kaip žinodama. Motinėlė, jau taip laiko tam viskas ronkom, kad tą vyto valgyną kaštavojau. Nu, mandome atsargiai moks skane gaminti, ja, bet žinai, motinėlis valgys, tai nepalyginsiu, už vis skanesnis, apagardesnis.
Teisą tik atvažiavom, tuomet susigėdėt į pajūrį. Juk jūras, niekuomet nebuvau matęs. Arkliai pamatė Vilnius patys pasibaidė, o aš tik išlipau iš vežimą, atsiklaupiau ir persižegnojau. Viešpatie Dieve, koks tu esi didis, kad šitokius vandenis sutvėrei. Jau gerai tai sako Palonga, tai svieto Palonga, kurios aš savo amžių net nemaniau regėsinti. Na pabonga, už tos jūros į dar žuvėdų žemę, bet jokia jūra į platį tokį, taip nesimato antrą kraštą. Jauna tebie nežino nieko, Jozefio, akšen, tik į tai laukia, nakšen to mon pasakok dabar mon. Sieskės, kami to bova partus laikus. Akšen. Sieskės. Kami to bova partus laikus nuo mūsų išėjęs, kap tau plonės visas. Tik nežinom nieką. Nu, kon matinėlių, kaip pat atsimint prieš 7 metus išėjau, nu jūs klumpės apsiavis ir pasiledau link Kretingos. Pralką, užėjau į karčimą, perkau pyragą šmostą, alaus kvortą, sėjau, atsigėriau, pavalgiau ir pasiledau link Salontum. Preisas teikieni karčimą čia kapir. Renderiaus klaus, sakau, renderiau, gal žinakam galėčiau gauti darbą. Ta sako, kol aš galiu žinoti. Tu žanti galvoj. Tai vėl man bus auksan, tas iš kartai. Dabar kets rekals. Saka, kaip liaterė ūkį, ten žmonės turtingi ir sako, pasiklaus ūkininkas trupaus, gausi darbą ir uždarbės. Aš taip padarbau, susaiškojau struotų, sakau, garbė Jėzau Kristau, esu Jūzap Svenskaus, Kriaučius, iš Palangos, vočiaškamo, Klaipėdo mokiaus. Sakau, gal galėčiau gauti darbą kurios. Nu, sako, yra, kai į kailinių šeimyną, į Mentelėm Striopkį, į Kroncę Jopelis, saka, o tas Kriaučius jūs sakės, siaup jau sako, aš tai jau brukšą, tai dariau savo šikštenį, išėdau vėrai, pradėjau siaup. Nu, tai man čia pasakyti. Ateis, negilis daina, ateis, važiavom į Salontus. Salontą, bračtimoj. Salonte taip miestas, baisybė, trupa prie trupos, kamens prie kamena. Ale tik kap Jeruzalė, daugiau žydų, na kap katalikas. Laimika bažnyčio tvarka, bažnyčia mūsų. Somu laik ponek Stačkauskis, o pamokslą pasakė Kazimieras Belskis. Vyrs nebjauns, bet tik tai iš aukos. Tai vat pasimeldėm, atlikom kas rek bažnyčio ir pravažiavom nuveik. Nu, paskiau suėjo mergelis, dar iš kaimynus vos galima tai pasišokom, patainiavom. Nu, bet nu čia pasakoti. Darbą pabeigęs ir pasiledau link Žarėnų. Link Žarėnų kalnas bedams, sutinku, vežėjim iš priekį, apužojimas toks. Bet važiuojus iš priekį, iš to ir pamatysime, pradėjo šaukti. Stai! Aš nesuprantu nei maskonišką, nei lenkišką būtina, bet supratau, kad reik sustoti. Sustojau. Ons, koho tipi toks? Aš sakau, nesuprantu. Ons vėl, skuldas tai toks. Sakau, kad aš neturiu nei kauzo, nes tai iš skulda. Ons maušti biliuoti. Sakau, kad aš nemoku paskui eskaluoti. Uns supras, kas manim negalės susirakaut, mojavo šalin šaukams važiavo. Smutrėji tavyv, karčiama na jadų. Varyk, galvoju. Nueisi Žarėnus, klausų žydų vokišką, kas šitus bakraiks važiavo. Sako, čia važiavo Maskolių asesorius. Kas čia dabar triukšmas toks? Sutkelkė, aruodą bernelį gėduoti. Užėkit, pasirodo vosiam. Čia. Negerti, nevalgyti, bet tamstą pasveikinti. Tamsta esi geras susijęs, dievu baimingas žmogus. Ta mano vaikiau kūmą, tarp mūsų plėkiau, turėtum būti karalius. Įlam tamstą, aš nesusišalpam, o išgirdę, kad sūnus Josi sugrįža. Laukiam didelį šventę. Sveikinam kartu, su gražia pačia,
gražias vakas, linkiam, kad tamsta kol vėlgiau viešpats užlaikytų šios vietą. Pomas atsėda, Nebaidyk valūnių, pomas atsėda, nebaidyk valūnių.
Dienom taip dabar. Aha, nu tai motinėlė, juk žinai, kiek aš parėjau svietą, vis tiek į Salonkum parapiją, į Plungės parapiją, į Telšių, į Laukės, ir už Raseinių buvau, ir už Gaurės dar. Bet jau beklajodams taip pasilgau, jau savaitį galvojau, o gyvi besat Dievo atrodo. Pasiledau į Palungos reiskiom šuolės, versdams, kūlės reikėdams. Arčiau. Aha, netyčiom dar užkliuvau kvėdarno paščiūdį tuos. Sėval, supatos vakaras šerškinau su smuiku, neįtekau čiūt doktorims. O čiūt doktoris net 4 steklį, Petruonį, Onsi, Petruonį. Veina užkėts gražesnis, aš jau buvau šuolis įveizys. Jūsė! A čia netikėta iš kražių parvažiavo domicelį. Kad radau padau, tai panum kliuoštų ir kažko pasimokymą. Nu tam tai jau žuvęs, pamilau, negalėjau net turėti. Veina ištversi, sakau tėvau. Tėva, bet su domicel myliavos, alės sveti porą. Na, sak, sviet perjunsiesi. Veitas neturi, kur patį dėsi, pavežiosis kaip čegons, mešką po svietą. Aš to neišgerbis. Susinervojau, atsidariau savo šikšnėlį, ištraukiau pundą bumaškų, dar 200 rublius sedabrų, padėjau ant stalą ir sakau, tėva, šį daugiau negu 1000 rublių. Su tokias pinigas aš galiu, gyvenim susitverti. Sakau, patark, kaip man čia apsiversti dabar. Žena, saka, žentalį. Čia netoliai ūkininkas pardaut botą už 800. Perk, sak, nu tu met atidaus domėsi. Aš taip padirbau. Na jau lygau su tėvu, jis lygau už 700. Paskiau dar pirkom padarbus, sutvarkim dokumentus, susipirkom arklių, karvių ir gyvenam kaip 5 staukus. Tai tada nebau gera, ne? Vojerų meilėlę atsidžiaugti negalima tuot, kas do Juzelį. Ar aš jums nesakiau, kas par galvą, jog Juzelį mano nedorins bau iš pat mažumės. Mat man 13 metus dar tebau užkliaus. A jau turėjai savo gerą nusimanymą. Matušėlį, sakant, man daina. Ano kartą aš lipu į stoginį ščiokurą, žverglač paėmė. Bet drobinom nedatekus, nepaseikiau. Sakyk, klausons, va iš kur panadėjus gavo tep aukštas kuoptas, ką lik dangaus palė, lik saulis pačios. Palė, tu netikšli, moka vašanon. Panadėjau, dėl saulis padėjom ant dangaus nereikėjo nekokių kuoptų. On sanūnė nereikalavo. Ant stiktarį žodį, tebon saulė. Ten atsirado. Šiandieną tebie. Juk ant stau kartau pačiu pasakė, būk ten, būk va tak šitą. Ir anai, šiandieną tebie dar. Ondeivalį savo valijų gyvesa konsutvėris, mėnasi žvaizdas, visus daktus, auksus, sedabrus, varius, mėdį, akmenį, visi daktą. Į Ondeivas atveri. Je. Nugrafoti. Mus motinelį kaip koneks sverelė. O aš loptyčiau, kad gatunkas varinėti, atsimeni, nu, kaip į dabar. Motinelė. Saka, čia tėvalis kom padarys, ta tėvalis tą ratelius dirba. O aš anam pagelbėjau vežti, kaip čia buvo, ar tėvalis tus ratelius vis tik, ar tėvalis? Nu, suprasti reik. A, jūs čia tak nieki nesuprantat, a ne, jūs čia neveinci nesuprantat. Juk atėvalis, atėpat koks va žmogus un tą sau reikalingus daktus pasidarb. Aš jau sutvertum daktų, ar aktus, ar akmins, sakon, aš jau sutvertum. Nu, pareizėkiam šitą, išgeldžiai. Kon padirbam, nusikalam, kirvi nusikalam, kujatį, patkavą, akmenį gerą radam, gernas įsikam. Išvarį rendelę, kokiai žibon išem kanauji ir.
Pondeivalis visako aprūpinimo, juk patys žmonės tą negal susitverti to akmeniais. Nu kas esat sutvėrę akmenį? Aton geldži, aton medį. Iš medį šlagis ratus visakom pondeivalis visako aprūpinimo. Motinėlė. Visako turi apjamų žirnių, pupų primaitinsiam gerų medėlių. Apie javus paminėjau. Tėvalis liom rodinį sėti rodelius, aš liom paberžį tenam. Tai, kad tėvalis būtų nepasėjus, kad žina, tėvalis būtų išaugelis. Ne, nu nesakau, nu da juk čia visi žin, nu da visi žin, kad dar baukės į pondėjus padės. Pasėti re. Bet jeigu pondeivalis aukščiausias negaus, ne šveisuos, ne šelimos, ne vandens, nieka, tai pasėjus juk nieks neaugs. Aš jau pavasarį nebakminat ką bau. Pasėjus žmonės šią aptaprak nebenem žemelį, o ždžiuva viskas, o šala, nieks nedyga. O mes turim visą kuo su papunėliu šitą. Meldamies, pondeivalis šinavoja, visko maitinam, kad reikint. Motinėlė, apie maitinu. Tai pati košelį, kavergi, miltus, kaberį ten. Tai kaip čia išė, atamis kamomis maitinį, a čia dievs ton šaukštą sok. Nu, on jau čiudarstvas varinė. Žinomas, pondeivalis mums visako daug. Tavedu su tėvaliu ir turim visako įmaitinam jumis, poterelius kalbam, šinavojam pondeivalį, nečydikės. Motinėlė, o kažin, a tėvalis taip pat poterelius čiedė, kaip mes skanius klepus. Nu, a jūs matot, kas davos, nečydikės, Čia jau moteris nepažįsta, kobroko. ne iš ponadeiva, ne iš motinas čydikais negal. Motinėlė, sakau. Aplevesel, papasakok dabar, aplevesel. Juk nebuvom, nežinom, kur šitą gavanom, aparietka buvo, kas... Nu, ko čia motinėlė pasakot, nu, kaip visi žmonės, žinai, buvo ir peršliai pasiekėję, į vietlę, nu, į peršlys buvau, kad gal pakorimi ves. Kaip tai viskas? Kaip viskas? Tai daugiau niekad nebuvo. Nu, ko? Nu, nieko neatsimint daugiau. O per porietką buvo tokie juokavimai, pavyzdžiui, atlėkė merga, krase nešina šaukė, veselė, veselė! Ir sėdos trobos vidury. Atvedė jai, va tokį augusį jaunikaitį Juzę. Ir klausė, atinka? O ką mergelė atsako, netinka, nes neina į bažnyčią, nemoka poterių ir geria arielką. Netepir! Sėskite. Ateik. Ne, O kodėl? į bažnyčią, kad man poterį nemok, bažnyčią nueisi ir pusleis, ir leidžiuosi kaip žemės. Netepir. Mergelį žmonės ger, į Dievo baimingą, poterius mok, bažnyčio lonkus, gerų tėvų gers vaksai. Nu, gera, jak tertai mėlų. Ateik dabar. Netinka. O kodėl? O todėl, kad nemoka poterių, neina į bažnyčią ir geria arielką. Netepir. Jūsų poterius mok. Į bažnyčią už našventą dėj, nagiai drožončių. Arielkas likumet juk neger. Na, teisybė, sakai, tada tinka. Dievo Jona visko. Alėdi sūnų. Ne. Motin visko kėlė. Alėdi dukra. Na jie. O tai jau saka. A jėmi domicelių žmonė. O to domicelį atekės. Tekėstų. Štai jums jauna pora. Bus kaip tvora. Aš anot daudų žodaną. O kiek kon žadat? Aš pos paršydausiu. Aš skaudėti duodu. Aš tau suvežiu tą bloką. Aš to kovos rodau. Aš nesuoju. Aš neprosai išėkis. Aš tau suvežiu, kad kruopų galėt pasidaryti. Aš nežinau, kas pasimutuota. Aš sakė. Aš tau suvažiu. Alina dausiu. Priduodėčiau jau visako, aš ten. Arbaus! To jaunim negalėtų. Nu, kon dar pamatė. Teik svietą pareigė, teik paslyjų matė visokiausių, tuliausių, kontatamo palungos lik pat veržų, lik pat vesorida. Nu, tu sakyk, juk svietą matė, kaip žmonės ten gyvena. Ar ne žmonės tam, kaip žmonės vokat masčiuca, a kitoj. Nu, matinėlė, žmonės susurvainuot, kaip žmonės visi turim, kuriem tik obaks, kartą sueina būtų, kad mes su turim kojim, su turim ausim, su turim akim, su turim nosim, sakiau beveik, su turim nosim.
Jie, tik valgai skirtinga. Na, kurios gaspadienis, katros darbus prisirenk rodmėsiu pasisūdai, valgo daržėjų. Katros neturi ką, pergrįžytas selkis į kanapę aliejų. O dar tokias sukūrius džioveni. Dauna pibarsanos, kitmynas padžiaun, padžioveni, paskiau griauž. Reikėjo kaip senolį veina. Tu sukūri tą griaužtą, nuslauž paskutinis dodojus. Paskiau paėmis, ten sukūri kaip šveitį, jisai nesako, pasiskitės, aš įlai žodžius rysiu. O kito veito benont gaspadorius gers pasenėlį. Rekūnai išvežti, pakinki du arklius, tai neišveitus. Sakau, kinkykit lauku, arklę nenori savo gaspadoriaus išvežti. Pakinki svetimus, moment išveži. O aplink paberžį, šventą Jonų naktį, jaunas mergas, jaunas moteriškas, plėkas įsidaro. Jūzė! Ką? Nu, pas mums žemedėjai ir sakyk, kad būktai laulis, maldos, akastas tata, bet jau senė pas mums tunabė, viskas išnaikintas nesąmonės. O Jėzus Marija, tas įskupėlis įkėjo į važiavą. Nebolkis nebūti įduoti dabar, bet įduoti. Nevaksyk, viskupėlį, nevaksyk. Va ką parvažiavo, net žinau, ką bet džiaugtis. Nevaksyk. Tokias, ajūkan apsupronti. Linksmi žmonės mums patinka. Ir bandėjau patinka linksmi žmonės. Nu, kur tas jūsų... Kur Jūze? Vai! Nu! Viskupėlį! Viskupėlį šitą pat fundamentalį. Bet nu, negar moteris gera, kad tu įvaldžių čia maksimusą. Gal nušvent rok, paėks pats užkabėna. Nu, neėdai. 3 stikėlis 5 patein išger. Ko aš nubliūs pobliūdą? Bliūs pobliūdą, kaip žunda. Da viskupėlis sakums jūs teisinga. Kas gerą valga, tas bus sveks. Bet geras darbininkas. Viskupėlį kišenė cukierko ir. O tau mažinėlį cukierkelį. Ir tau cukierkelį. Nu, Jūzelį, o tau kito kišenė paieškosiu. Baronkė. Žinai, Jūzelį, išėti iš namų į gerą. Ale parėti namus į dar geriau. Nu, davatkas, apoterėlis namokas. Namokas, žemaitišką apoterėlį namokas. Na, nu, pasiklausykit, aš jums paskaitysiu maldelį veikia. Žemaitišką. Tėva mūsų, katras esi dangus išpinskės vards tavo. Atekt karalystė tavo, būk valia tavo, kap dangų tap ir ant žemės. Daunas mūsų visų dienų, daug mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidam kaltiems savo. Ir nevesk mūsų į pagundinimą, o gelbėk mus nuo pikto. Amen. Kaip gražia, mane mamonelį išmokė. Ir apsimeldo. Gera buvo mamonelė, išmintinga buvo. Al žinai, tas čiesas,
Jums sakyti, nu ko norėti? Motina mužikė, nu, viskas mužiks, a ne visi mužiką. Mane zlastė suėmė, žina. Įsišvinčiau į vyskupus, varniausi, suvadinau pralotos kanauninkus, apsirėdėm galinutą, pakinkiau 6 arklės kočą ir išlėkėm į Nasrėnus. O Nasrėnus man mamelį gyvena. Apvarmės Žemaitiją lekam pro tverus, pro žarėnus, pro alsėdžius į Nasrėnus. Visi sukritinom tvarų ves, kas čia daros? Žina, sužaržovas. Nuvažiavom prie Nasrėnų vartų, išlipom. Mamelį šiandien išskalda viedras, nešina. Į viedrą iš rankų iškritė. Akom myslį. Tai vartų viskupas, stop. Aš anatapui sakau, manulėlė tek. Palaimink mane, atvažiavau. Ir anatanu, kom darys nabai. Runkelės, žina, ten į kvartūlą, basom kojelėm, ten per žolę. Aš atsiklaupiau tarpom dviejos. Ant priejai, įsako, motėjelė, aš tave laiminu, treti sykį. Vienas iki laiminau, kad tu gimė, antras sykį, kai kunigus išėję. O dabar laiminu treti sykį. Ir paskiau čia pat atsiklaupiau žolelės, įsako man, motėjelė, o dabar to muni seną palaimink. Ir aš palaiminau savo motinėlį. Al nu tada nieks neapsaka, ką mano motinė ir mužikė, juk nepaskorė mužikė, nepasisūdėliaudo. Viskupėlė! Kagnytojau! Ona jau pabėgo iš špituolis, pabėgo. O kad aš tavęs nepažįstu, iš kur tu esi? Iš kur tu esi? Aš tu iš kur šviesiausias nepažinsi, aš iš Subačiaus atėjau. Nikodemas. Iš tokios tolybės. O tu iš kur? Aš tai ganytojau, iš toli, iš Šitų parapijos. O mačias narės. O sakykit, aš šnapsą gerą. Ganytojau, kad žemelė apsiverstų niekuomet, niekada. O kodėl šnapsus mėti, kad negerai? Sako, šnapsų, ganytojau, tik alaus turbūt, gal iš po vakar ir alaus. Namalau, Iš po vakar. namalau, grek sakyti, geriau al neapgers. Ne. Žina, su visom želės sulatras ir su žundaras. Sulatras ir su žundaras. Aš jums papasakosiu. Tokia, tu naklas namat pačiu pinigų. Parinkelį tavo. Jau napger, visi pasižadėjai napger. O šatiškia, žina, šatis čia jį. Ką apgėrė, apger. Jų visuomet gerai. Aš panadėjau, nu kol reik daryt, kad į šatiškę napger, kad neliautus ger. Kryžium gulėjau prie varnių altoriaus parnaktis, ponadėjau, apšveis protą, nu ko nanim pasakyti, kad ani liautus. Ir nuvažiavau į šatis. Na, važiavau vyskups, bažnyčia pilna, stov, dusų visi. Aš ėjau į amboną, žinot, kas yra ambona? Pamoksliničiai. Išėjau į amboną, sakau, šatiškės,
Kapaš jūsų girtas dušelės pristatysiu pana dievų. Aha, ani tėvus, dusų į tėvus. Aš čia pat atsiklaupiau ant bono į maldos. Ani tėvus, aš meldaus. Paskiau šitie bobas pradėjau kūjam niuksėti, labėje klaupkėtės, matot, viskupelis iškia, užimis meldas, klaupkėtės. Ani tėvus, aš meldaus. Paskiau 10 vyrų atsiklau. Antrą 10 vyrų atsiklau. 100 vyrų atsiklau į bažnyčią. Ir užgiedoju ponį karalių. Aš atsistojau ant bono ir sakau, Šatiške, aš dabar žinau, kaip jūsų dušelės pristatyti. Na, malaukit man. Sakykit, gėriau ar neapgėriau? Na, bet, geriau. Geriau negers. Negeriau. Dabar aš jau norėčiau paskaityti paskutinį Valunčiaus laišką. Pone Dieve, uždenk mane savo malonę, kad mano širdis nedrėmėtų iš baimės. Uždėk ranką ant mano galvos. Kad aš suprasčiau tavo išmintį ir tavo protą. Aš Motiejus Valunčius, Dievo apaštalo Malonės Žemaičio vyskups, visiems katalikams pasveikinimą ir palaiminimą siuntu. Per kiaurą amžių savo dar būdamos apie išganimą jūsų dūšį malonės savelės mona, jie katrą padėjau jėti į dangų, akuradom gerą padariau, dėkavoju už ton pūną dievų. Juk ton padarė ons mylistą Jėzus Kristus. Galėjau būti valdovu jūsų. Jūs mane mylėjot ir klausėt manęs. Pažinot visi mane, važinėjaus nuo bažnytėlės prie bažnytėlės, gražia buvo ir man jumis pažinti, kaip geros savo vakos. Tos pažinti sujungi mumis vieną meilę per vierą katalikų, edavot pas mane dvasios reikalausi, aš priimdavau ir kom galėdams to jums padėjau. Ino kelionė 1858 metas, apturėjus įkvėpimo dvasios švenčiausius ir ten pasakėčiau vaikystę, pradėjau skelbti tam dorybį pas pirmus kelias dešimtis žmonių, įrašiau Palėvenė, Kupiškį ir knygas. Paskiau draugė su kunigelė savo apskelbiau anon po visą vyskupystę, jūs ką priklausantis vaką supratot balsą mano būtiną, metėt arielką. Džiaugės tu viešpats tėvas, džiaugės visas dangus, džiaugės tėvas šventasis, džiaugiausi ir aš. Ir visi išmintingi žmonės norėdami jums gerą. Matydami to neprietelius dūšių, jūsų velnis Fosna Patrakas sukėlė prieš mane žydus ir visokius viršininkus. Žydą pagaliau davinėjimo didelius pinigus. Vėlė tik tai, sakyčiau, kunigams napšauktų ant latrų. Atmečiau pinigus ir tariaus jums išturėsant visas onpultis, ale apsirikau.
Daug iš jūsų paniekinus valią, pona Dievo paklausė velnį ir anu draugų. Nadori žmonės įsižadėjo prisigas blaivybę, sugrįžo į seną paprotį, dar turėjau viltį, juk seniams girtuokliams išmirus jauna giminė, gerti nepratusi nales pragaišti blaivystę. Ale ir čia apsirikau. Jaunumėlį matydama tėvus gerom, pradėjo ragauti relką, įkritai tom nelaimingą paprotį, vos nedaug Dievo baimingų žmonių tapsitor blaivysis ir atmenkon po prisigą pono Dievo ir pažadėjo. Dar keletą žodžių apie moterystę. Ir nemaža moteryšių gerų, katros vyras su moteriška taikė gyvendama daro laimingus viens antrą vakus, šeimyną, al ir na gerų, katrose baras vyras su moteriška, už vis asitinktų kart, ka vyras arba abudu ir gerontis, pasigėrės atkaklus vyras, ne vien pakelt barnius, bet dar kartą smuš savo moterišką. Vaka, kap tu matydami, kap kurapkiuką vanagų užpulus, krokdami už peškį pasislėpin, al ir ten gaun parspronda. Kiekvienas gaspadoriau, atmink, juk moteriška ir tavo kūns, kaip šventame rašte sako, ir bus du kūna viename. Jina artimiausia tavo prietelka, nedaryk kančiomis anos dienų, įdas pakelk anos, juk ir tu namaža tų įdų turi. Matydams anon supykusi, užtylėk, būk ana ištekiams, skaityk anon už savo lygį, ir niekuomet, nieka, nepradėk dirbti su ana pirmą nepasitaręs. Moteriškas. Matydamas vyrą girtą, nunastirvaliokit, nalysk anam į akis, būk lipšti, duok anam pavalgyt, paguldyk, juk ons tų kart jį baprotis. O su bapročiu bardamos gali gauti, ko nenorėdama. Atmink, juk vyrs ir tavo artimiausias žmogus visam pasaulyje, nukon tau pamačys, kad visi žmonės tave mylėtų, jie numūsi, neturėsi atilsi. Jie vyrs krimsta vidėina iš dienos. Todėl sueini porą, elketos tap, kad nesusibartumėt, kad viens antram širdys neuždūtumėt. Juk ir toks prigėmėm žmogaus, juk jie veina antrą ar 10 kartą, tikra užleis už kailį, įkyrės. Tokio jau niekuomet negalėsi mylėti. Skundas motinas ant vakų, sakydamas, kad anos es nadori, nepriklausantis nuo tėvų, nemylintis, o neves to, kad patys tokius užsiaugina. Tėva taptų elgtis nuo mūsų savo, kad vaka nematytų niekokį papiktinimą. Jie vakūsi didesnį ir grieką, na kaip išmintis, gimdytojų ir kaltė. Mylimas savelis mano, žinokit, pasenau, aten čiesas, kuomet turiu jumis pamesti ir persikelti į vietą, kokį paskirs man ponadėlis. Ta apskirdamos nuo jūsų, nu kap mums su Dievu jums pasakyti. Visuomet žodė mirštuntį tėvą ir užvis mylėtinį ir užlaikytinį. Dėl to ir aš, matydams amžių savo vainguntis,
ledo į jų numeston gromatą, kaip kokį testamentą, į ten geriau įsidėmėtumėt ir atsimintumėt. Norėčiau ir numiręs būti jums naudings ir būsiu, jas skaitydami ton raštą mano išlaikystą perspėjimus čia padėti. Žinot patys, juk būdams vyskupu, jumis mylėjau, ir jūs mane mylėjot. Nesmertis pagaliau neįveks išgaišyti tos meilės. Ir antramom žiū melsus už jumis kaip užvakos, tap kaip meldžiaus gyvs būdams. Melsu, pana Dievui, kad išlaikytų čia lybę vyrą katalikų. Su Dievu, avelis mano. Jau neapsulauksit, žmonės atvažiuojant pas jumis, nebebarstysit žolelę po mano kojom, pasiregės madino paskutinės sūdą. Tuo tarpu griešna tūšnio savo pavedu karštoms maldoms jūs. O dabar kas mokat, persižegnokit Valončiaus palaiminę. Vardan Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Dvasios šventos Amen. Dangaus karaliaus, Morita švenčiausia, Mums tai žemaičių ubagams nieko nerek. Bet tie du lietuviai sako, nepasikuklinkit, įdėkite į skarbą. Tuoj, Petriau. Čia ne šiaip sakė. Klaipėdos universiteto bendras Palangos juzė du profesoriai, Petras Bielskis ir Rimantas Balsys.